Labas rytas, ar laba diena jau, nes mes jau senai atsikėlėm, jau buvom parduotuvį čia šalia. Jau tvarkėmės, ruošiamės pas mus. Oi, kaip vėjas pučia. Pas mus šiandien tokia laisva diena, be planų, nes reikia kartais ir laisvų dienų. Kiekvieną dieną vien važiuot, lankyti viską, tai nesąmonė. Tai va, jau beveik savaitę, kai važiuojam. Tai šiandien pasiėmėm laisvadienį. Įsidžiavinom palapinę, įsiplovėm rūbus. Dar biškį apsidėliosim planus. Aišku, gal eisime į miestą, šiaip tai nebuvo mūsų planas Kišinovo pačią miestą lankyti. Gal kada kitą kartą. Vis tiek iš Nicos tiesioginiai skrydžiai yra nebrangus, tai čia atskrendi 3 kokias dienas ir užtenka. O dabar tik taip reikalus pasitvarkyti ir viskas. Tai tiek turbūt. Jeigu eisi į miestą, tai dar pafilmuosiu kažką. Nu, reikės daryti, apsipirkti kažką. Rūbų, batų, lauktuvių. Visko, po biškį. Gerai, iki. Vaikštom po miestelį. Žiūrim, ką čia nupirkti, ką čia paveikti. Vėjas šiandien didelis. O, čia turgelis kažkoks. Alaus geria. Čia žvejoti. Matėjo, laidais susižavėjęs. Einam į šitą parduotuvę. Apsišopinam biškį, va. Matėjo čia viskas. Prieš mokyklą. Einam namo. Jau pietų metas. Labai karšta. O ten mūsų namas kažkur matosi. Išėjom pasivaikščiot vakare. Baigęs turgus, baigęs kompaktai. Zik. Kažkur čia vaikštam. Pakampiais. Kažkur čia pakampiais vaikštam. Kas yra? Smirda.
Radisonas. Atėjom prie kažkokio objektėlio. Ėjom ir atėjom. Čia parkas. Vat, iš ten. O, gražu čia visai. Papuošta. Bonjour Cafe čia vadinasi vieta. Ką čia darai, Matė? Duodi gerti? Vaikštam savo aplinkui. Keliaujam. Turi savo triumfo arką. Kišinovas. Sutvarkyta, gražu. Čia scena kažkokia padaryta. O, Europos Sąjungos vėliava padaryta. Nori į Europą, Moldovai. Palydim saulę Kišinove ir eisim link namų. Taip, Matėjo. Skanu? Einam namo, įdėsiu. Nėra mašina. Kažkas tai. Taip. Kas yra? Smirda šitą dėdės du. Nesmirda, jie smirda. Power kebab. Fast, big, tasty. Sutemo jau mieste. Miestas kaip miestas, tas Kišinovas. Viskas čia gerai. Bomžiukų visur yra, net Paryžiuje, Romai. Žmonės jauni, pasipuošę, pasitaisę. Einam dar į parduotuvę. Va mūsų parduotuvė. Merci vadinasi. Gastronomija. Prancūziškai.
Farmacija. Matėjo bėga jau. Grįžome namučio, taip ir užsibaigė mūsų diena šiandien. Poilsio diena. Susitiksim rytoj su naujais nuotykiais. Iki. Rytas labas. Nu ką, įsičekinom iš savo didelių apartamentų. Dabar laukiam, raktus dar atiduosiu. Ir važiuosim. Šiandien mūsų planas Padniestrė. Kažkaip tai bandysim susirasti autobusą ir važiuoti. Pažiūrėti, kaip ten kas. Čia Matėjo žaidžia kiekvieną vakarą, kiekvieną dieną šito aikštelį. Nu ir gerai. Turgus šiandien jau veikia nuo ryto. Visko gali nusipirkti. Čia turgus. O, batų tau čia yra figių. Kas yra? Šalia turgus yra ir stotis. Einam ieškot bilietų. Kur bilietai? Čia kasa. Autobus. Važiuojam jau beveik Tiraspolį. Voilà, sveiki atvykę į Tiraspolį. Kur tu čia nori eiti, Matė? Čia gyvena žmonės. Pasienietė tokia pikta buvo, bet davė leidimą mum. Rytoj visą dieną dar galim čia būti. Ir šiandien, ir rytoj. Iki poryt 10 valandos turim išvažiuoti. Liepia tik parodyti viešbutį, kur apsistosim, ten adresą nusirašę. Ir viskas. Atsiuntė žinutę iš viešbučio, kad situacija gera, karo nėra, jūs saugus. Tai galim keliauti po miestą. Prorusiška, ar kaip čia skaitasi. Matėjo eina pažaisti, tai prižaidė Matėjo, pridūko. Reiktų užkasti kur nors. Bet čia nieko nesimato. Snow SSR. Einam čia. Einam čia pavalgyti. Atėjom, vat. Į šitą restoranėlį nieko nėra čia. Tik turistinė vieta, kadangi turistų nėra ir žmonių nėra. Nes ir kainos čia šiek tiek didesnės. Pavalgysim borščių. Ūkiškas muilas, va.
Nieko nelies, gerai, Matė? Mūsų Lietuva, Vilnius. Spausdinimo mašina. Va, kaip visada vodka, Rasijai, borščiai, Matėjo valgam blinčikus, naliesnikai ir čai, arbatą. Bon appétit! Privalgiam, bet mūsų viešbutis tik antrą atsidaro. Dar turim laiko kažką paveikti, pasitrinti kažkur reikia. Atėjom vėl iš tą aikštelę žaidimo. O, gazikas važiuoja. Matėjo, sušlapsi kojas. Bandžiau čia įdėti kortelę į šitą banką šalia, bet neima mano revoliutą. Kvas. O, giros yra. Laureatų foto. No. Va, kokie rūmai. Padniestrės vėliava šita. Raudona, žalia, raudona. Čia mūsų hostelis įsikūręs. O, įdomiai čia. Štai galim pristatyti savo apartamentus. Didelė lova. Dušas iškart prie lovos. Kriauklė, vandens yra kas gerai. Tai čia šalia receptionas yra, tai gal triukšmo biškį bus. Ai, bet bus gerai vienai nakčiai. Papigiaja čia, vienas iš pigiausių. 25 eurų, kiek čia kainavo jo. 25 eurai. Einam pailsėti, Matėjo. Va mūsų hostelis. Su vėliava, su atributika. Taip va. Išėjom pasivaikščiot, nes jau vakaras ateina. Tai reikia pasinaudoti dar progą ir pasivaikščiot. Nes rytoj, manau, ryte po pusryčių ir judėsim jau į Kišiniovą. Hallo, labas rytas. Vestuvės va papuolėm. Vaikštam po parkelį tokį, kad nebūtų karšta.
Kitoj pusėj pliažas matas. Su smėliuku. Čia upė kažkokia. Ai, šita. Dniestro upė ar kokia čia. Radom tanką. Kas čia matė? Čia tankas? Vandens pylė. Karšta, čia ugnis dega. Čia dar kažkokie paminklai. Mėgsta jie visokius valdovus. Kareivis kažkoks. Nu, čia Afganistano. Ten vat visa valdžia sėdi. Kitoj pus kelio. Ir Leninas, vat, didelis. Bet aš ten neisiu. Eisim ten. Plevėsuoja, vat, visokių su vėliavų. Man atrodo, tas vėliavas yra tokių Rusijos okupuotų teritorijų vėliavų. Kažkas tokio. Matėjo nori visur pasivažinėti, bet reikia rublių. O bankomatai čia nei vienas kortelės nepriima. Jeigu nori, turi turėti eurų ar dar kažko ar keistis, bet aš neturiu eurų, tik moldavietiško. Nu, žodžiu. Ten? Čia napalauk, napagary. Čia kas per du namai. Tvirtovė. Miestas kažkoks. Kas čia gyvena, matė? Dar viena graži vieta, fontanai. Yra teatras šalia. Nu, matėjo dabar sušlaps.
Čia centriukas, kiek suprantu. Daug žmonių visi renkasi. Apkirpo Matėjo dėdė. Reiks palaukti iš šviesoforo. Eisi kažkur valgyti ir reikia eiti jau namo. Matėjo, kad valgo. Labai skanu turbūt. O aš tik pizza. Tokiem restoranėlį, čia skaitos prabangus, jau pačiam centre. Skanaus. Kokie pas jis pinigai, va. 200 rublių. Čia 10 toks. Mes jau parėjom po dušo jau. Nu jo, šiandien buvo ilga diena. Nuo pat ryto veiksmas iki pat vakaro. Prasivaikščiom, prasijėm, prisivalgėm, aš dar Matėjo porciją pabaigiau. Sočiai. Užsukom į parduotuvę dar pažiūrėt kainą, tai pigu, viskas tikrai pigu. Galim gyventi, kaip sakau. Aišku, tik nėra kas vyk čia. Tikėjau šiaip blogiau iš šio miesto to, Tiraspolio. Tiraspolio, kaip jie čia taria. Tikėjausi blogiau, iš tikrųjų čia viskas gan gerai pasirodė, viskas švaru, gražu, madingų vietų pilna. Žmonės visai kultūringi, atrodo išsilavinę. Tikėjausi, kad čia bus daug blogiau, tokie bomžiukai galvojau bus, bet pasirodo visai gerai, pasipuošė, viskas tvarkingai. Eina į restoranus, eina pasivaikščiot. Na, ieškok, Matėjo. Tai vat, nenoriu nieko sakyti apie tą Rusijos įtaką čia, nes aišku, jiems čia smegenys biškai praplautos yra. Bet šiaip gyvena gerai žmonės. Tokia atskira tautelė, nepripažinta tauta. Nu tai aišku, kad šie jos pripažins kaip tautą. Bet mes nepolitikuot čia atvažiavom apžiūrėti viską. Kaip čia kas į šitą kraštą, tikrai gal daugiau ir nebeužklysim niekada gyvenime. Gal karai prasidės ar kas čia žino. Tai šiandien tiek turbūt. Reikia įtilsėtis, rytoj važiuosim atgal ryte į Kišinovą. Ir planas yra vakare pasiekti Rumuniją. Nu turim pasiekti, nes jau užbukinau kažkokį ten kambariuką. Tai laukia taip pat sunki diena. Ką, iki, einame ilsėtis, miegoti, susitiksim rytoj. Bye bye. Bye bye.